Sveiki, brawleriai, aš Topčikas ir tai mano antras video. Dėja, ant pirmo video nebuvo garso, atleiskit už tai, bet dabar, kaip suprantu, jis bus. Tai va, šiandien norėčiau parodyti jums žaidimą solo showdown'e. Tikiuosi, jūs žinot, ką tai reiškia. Nu va šis režimas. Žaisime mes už bazą. Manau, sužaisim kažkur 2-3 mačius ir tikiuosi, jums po to patiks. Nu, to esmėj, tikiuosi, bus bent jau vienas laikas lol. Ok, jungiamės. Tikiuosi nepralaimėsim, taip. Va, ko aš daugiausiai tikiuosi. Tai va. Tik nežinau, ką jums papasakoti, gal apie save? Nežinau. Nu, žaidžiu Brawl Starsą iš 2022, man atrodo. Tai va, gyvenu, logiškai, kad Lietuvoj. Tai va, atleiskit, tai va. Labai nežinau, tiesiog pamačiau, kad daugybė youtuberių tai daro, filmuoja savo video. Aš pagalvojau, o kodėl aš kažkoks išskirtinis, ašgi irgi galiu tai daryti. Bet to žaidime dabar mes kol kas nužudom vieną personažą, liko 5 priešai. Tai va, neįsivaizduoju, ką jums papasakoti dar. Gal filmuosiu kažkokias kitokias rubrikas, gal ne. Gal tiesiog žaidimą, neįsivaizduoju, patikėkit, aš jau tikrai nežinau dar. Dar nesugalvojau, 2 video pirmus sugalvojau. Parodyti savo akauntą ir dabar vat antrą žaidimas, parodimas, žinau, gal jums patiks. Tai va, kol kas mes žudom dar vieną priešą, liko 3. Mums norima jau užimti bent antrą vietą. Taip, antra vieta yra, galima džiaugtis. Oi, net 1 yra žmonės, tai fainiai. Na va, ką gali pamatyti? Daugybė questų. Taip, mano mėgstamiausias perso. Na, tuštokas. Neįsivaizduoju, ką jums dar papasakoti. Nu va, mano teammates. Va. Jo vardas Gustas. Jis vis stengiasi tapti panašiu į manim. Na va. Ir dar labai tikiuosi, kad jūs norėsit įeiti į mano klubą. Nes pas mūsų klube tik 2 žmonės ir mums labai reikia dar bent 5-4 žmonių. Labai prašau, ateikit. Mes žaisime eventų. Laukiam čia tik aktyvių. Jeigu jūs nežaisit, o tiesiog įeisit, mums tokių nereikia. Tai va. Nežinau, einam dar vieną mačių. Net neįsivaizduoju, ką jums dar pasakoti. Na va. Užduosiu jums vieną klausimą. Nuo kokio laiko jūs žaidžiat Brawl Starsą? Ten, pavyzdžiui, nuo 24, nuo 23, gal tik šiais metais pradėjote. Taip kad labai laukiu jūsų komentarų. Ir atleiskit, jeigu komentarai bus atjungti, aš nežinau, kodėl jie man atsijungia. Bet aš stengsiuos, kad būtų komentarai įjungti. Bent jau praeitame video jie dėja buvo išjungti. Neįsivaizduoju, kodėl. Nes aš lygtais nieko ten tokio, nieko nedariau. Tiesiog. Neįsivaizduoju. Tai va. Tai va, kol kas galim pamatyti priešus. Beždžionytė. Tai va. Planuose yra labai daug ir pridaryti visokių kontento norima. Norima turėti subscriberių
Aišku, aš čia daug užsimaniau, bet 1000 bent jau, kad būti bent kažkas šitame taip vadiname YouTube'e. Taip, va. Mes radom teammate'ą. Oi, kaip man fryzina. O, Jėzus, kas ten vyksta? Oi, ohoj. Suspaustas. Tai va. Va, mes čia radom komandą. Tokia mini man. Tai va. Atleiskit už mano tas dainelės. Nežinau, jums patinka tai, kad aš su tokia charizma, ar man gal stengtis pakeisti charizmą savo. Nu, pat faktas, rašykit kažką. Prašau. Tai va. Nenormalus kažkoksai užpuolė. Nu gerai. Antra vieta irgi vieta. Tai va. Pamačiau, kad daugybė youtuberių daro savo video. Pagalvojau, o kodėlgi man pačiam netapti youtuberiu? Gal man pavyks ir tapsiu populiariu. Tai va. Ir dabar, kaip matot, einu savo tikslu. Nu taip. Pažaiskim dar čiut. Neįsivaizduoju, ką dar jums papasakoti. Gal tiesiog aš jums parodysiu, kaip aš žaidžiu. Gal ant kažkokių momentų komentuosiu, kas ten vyksta žaidime. Tai va, vienu žodžiu. Bet daugiau, taip sakant, nebazarinsiu per daug. Viskas. Nu va, dar vienas. Ateini čia. Nepabėgsi nuo manęs. Tuda, siuda. Siūrė, tuda. O, dieve. Oh my god, jūs pamatėt patys. Kas čia buvo per žaidimas? Tai va. Nežinau kaip jums malonu žaisti, nemalonu žaisti Brawl Starsą. Iš vis jūs žaidžiat Brawl Starsą? Ir kiek trofėjų turite? Parašykit, prašau. Man tikrai įdomu. Na va, tiek naujienų. Da kur tas Mortisas bėga? Vis tiek nepabėgs. Toli tu nepabėgsi, nuo manęs patikėk. Toli tu nepabėgsi. Aha, sakiaugi nepabėgsi. O, puiku, antra vieta atvažiavo. Taip, labuks. Česteris reiškia mūsų priešas. Pafarminkim ultą ant jo. O, dieve. Matomai mums galas. O, jie. Nu, gaila, galėjom ir pirmą užimti. Bet kol kas kaip yra, taip yra. Padarėm keletą misijų. Tai va. Sužaiskim dar vieną ten kaip tik Stardropas. Gal jums įdomu atidaryti jį. I know. Tai va. Gal aš rimtai dabar čiut patylėsiu, nes kažkaip labai daug kalbų, o tikslo kažkaip 0. Piper. Kas čia vyksta dabar? Aišku. Sužaiskime dar vieną mačą. Aš nenoriu baigti video ant pralaimėjimo, nes nesąmonė. Kam bus įdomu tai?
Taip. Nežinau, gal jums įdomu, bet ant šios vasaros tikslai, nežinau, gal didelį, gal ne, nelabai. Gal čiučiut, tik galiu mirti. Oje. Tai va. Norimai 70 000 trofėjų padaryti, gauti personažų. Tai va. Nežinau, jums neįdomu tikriausiai, kad aš sėdžiu tiesiog vienoje vietoje, tai aš bent čiut aktyviai būsiu žaidime. Netikiu. Nu, kaip ir teoriškai viduryje nieko nebuvo. Aš pats atėjau čia. O, nekreipk aš ką tik pasakiau. Tiesiog dar vienas kilas. Kas čia su tais Edgarais? Ko jų čia tokios tonos? Užmirškit, ką aš dabar padariau. Tiesiog. O, Dieve, ne, aš noriu įdomus eiti. Aš tokio daugiau niekada nebedarysiu. Rimtai ant manęs puls. Žmogau, tu rimtai. Verk. Ok, aš jau strigęs, galim sakyti. Jie faitinasi dar viens kitą. Jie rimtai... Ne, šaunaliai, aišku, bet... Nu, ok. Nežinau, jums patiks, nepatiks šis video. Na va. O, epikas. Ir... 200 monetų. Tai va, neužmirškite eiti į mūsų klubą. To aš jums parodysiu. Va, tegas. Nu, jūs patys pamatysit. Tai va. Atleiskit. Neįsivaizduoju, kaip jį baigti. Nu, tikriausiai tiesiog iki.